Iš tikrųjų pritariu, kad šita programa reikalinga ir gera ir tikrai labai, sakyčiau, liūdna, kad naudojama vidutiniškai tik tai 70% programos, tai reiškia yra tokių mokyklų arba tokių valstybių, kur 50% programos naudojama. Tai tikrai tas priežastis reiktų aiškintis. Kiek aš prisimenu anksčiau, tobulint šitą programą, tai buvo kalba, kad dalis lėšų būtų skirta mokymui, tai yra darbuotojams, kurie užsiiminėja tą programą. Ir antras dalykas, kad kažkiek tai lėšų skirti, kad vaikai būtų ne tik tai jiems pateikiamas ten obuolys, kriaušė ar ten pienas, bet ir nuvežami į ūkius, kad pažiūrėti, ypatingai miesto vaikams, kad pažiūrėti, iš kur atsiranda tas obuolys, iš kur atsiranda tas pienas. Tai čia irgi yra labai svarbi, reiškia, mokymo priemonė. Ir labai svarbu, kad tie produktai būtų natūralūs. Nebūtų jokių, sakykime, tenai priedų, priemaišų ir visa kita. Na ir kartu turėtų vykti pagal mane ir savotiškas mokymas. Mes dažnai čia kalbam apie ženklinimus, apie ženklų reikšmę ir taip toliau. Tai labai gera proga vaikams jau nuo pat, sakykime, pradinių klasių išaiškinti tuos dalykus, ką tai reiškia ženklinimas, ką jis duoda, kad paskui vaikas su tėvais nuėjęs į parduotuvę praktiškai išbandytų tą ženklinimą. Tai mes galim plačiau išnaudoti šitą programą, ne vien tik tai, sakykime, rezultate duoti obuolį ir kriaušę. Todėl manau, kad šitą programą reikia plėsti ir žiūrėti ir kad visiems, sakykime, norintiems būtų skiriama pakankamai lėšų, kad užtektų visiems dalyvauti šitoje programoje.